skelbiamas garso įrašas ir Radviliškio rajono apylinkės teisme būtų nagrinėjama civilinė byla pagal valstybinės teritorijų planavimo valstybės inspekcijos ieškinį Vitalijai Medicinai dėl savarankiškos statybos. Prašau, čia pranešėjas atsiprašau. Į teismo posėdį atvyko ieškovo valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas Gymantas Balsys, taip pat Jurgita Tankutė, atsakovo Vitalijos Laukienės atstovas Evaldas Onaitis, taip pat trečiojo asmens atstovai Remigijus Rudžianskas bei tretysis asmuo Svetlana Norvaišinė. Taip, visi susirinkę. Ar yra atstovas? Taip, supratau. Arūnas Laucys dar? Jo, Arūnas Laucys yra Laucinas atstovas. Tai visi esame susirinkę. Priimsiu, mano pavardė yra teisėjas Augustinas Metkus. Dešinė manęs yra Tarauja Vytauto Vidaitė. Dar kartą klausiu, ar sutinkate, kad aš nagrinėčiau bylą. Tai gal nušalinimo? Taip, sutinkam. Sutinkate? Tai nes buvo tokia sudėtimi. Pagal procesą privalo perskaityti jums procesinės teises. Atidžiai paklausykite, atsiminti visko nebūtina. Taip, turite teisę susipažinti su bylos medžiaga, daryti išvadas ir nuorašus. Turite teisę pareikšti nušalinimus, teikti įrodymus ir dalyvauti skiriant. Turite teisę užduoti klausimus kitiems dalyvaujantiems bylos asmenims, liudytojams, pateikti prašymus, duoti teismų paaiškinimų žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir sampratomus visais bylos nagrinėjimo metu kilančiais klausimais, prieštarauti kitų dalyvaujančių byloje asmenų prašymus, dokumentams ir sampratomams. Turite teisę gauti teismo sprendimų, nutarimų patvirtintas kopijas ir apskųsti šiuos sprendimus. Tai trumpai tiek. Dabar toliau vyks taip vadinamas parengimasis teismo posėdis bylos nagrinėjimui ir trumpai klausiu pradžiai ieškovo pusės, gal turite ką nors papildomą pateikti? Ne, visus dokumentus esam pateikę, pateikdami ieškinį. Ieškovo pusė ką nors pateikti? Žinai, priimų prie bylos čia antrata išvadų dokumentai, o taip pat buvo prašymas nuformuoti atsiliepimai patiksintą ieškinį išreikalauti iš registrų centro detalaus plano padarytą išrašą. Teismas pritimo teismų posėdį buvo patenkinęs ir pareigojęs pateikti raštu, bet šiai dienai mes neturime. Mes to prašymą palaikom toliau. Ačiū. Taip, aš žiūrėjau protokolą ir po jo dar taip, teisėjas įpareigoja atsakovės atstovo advokato pateikti prašymą raštu. Teismų dėl dokumentų reikalavimų. Taip, minutėlę, matyt, advokatas buvo jau pateikęs. Taip, kažkokį mašą. Kreip. Jūs pateikėt? Mes atsiliepimai ieškinį. Tai atsiliepimas buvo anksčiau. Ne, atsiliepimą buvo. mes jau pateikė patiksintą ieškinį. Ne, aš mačiau tos užklausimus, jie yra. Tai sekta byla turite. Gerai atsimenu, kad aš mačiau sekretorės rašytą eilėraštį. Tai dalykų visų.
sekretorė, rašėte jūs? Man reiktų pasižiūrėti visą bylą. O čia? Bet čia matau jūs. Advokatai, jūs prašėte praeito posėdžio metu pateikti registrų centro plano schemą atšviesti iš generalinio plano. Ne, šitą jūs pateikėt pats. Ne, tai mes pateikėm, kadangi nėra nepatvirtinta, mes Iš prašėm registrų centrų išreikalauti generalinį planą su sklypo ribomis. Jūs šito prašėte, ar ne? Tai teismas įpareigojo pateikti raštu, mes savo atsiliepimą sukonkretinom šitą prašymą. Detalaus planą padarsti išrašą teritorijos esančios tarp Jeronimo gatvės ir Mizirkinio. Vadinasi, aš mačiau šitus dokumentus, jie Liepos 23-osios. Negalėjo tai. Ne, tai prašymas pateiktas yra vėliau. Vadinasi, išreikalauta. Vadinasi, išreikalauta. Tai jūs šitą prašymą savo vis tik palaikote, jums reikia, ar ne? Paklausiu, ieškau nuomonės dėl šių dokumentų išreikalavimų. Šiek tiek priimta nutartis, kad jie reikalingi. Paminėtas dokumentas, kokią aplinkybę įrodys, norėčiau paklausti. Tai sėskite, advokatą trumpai dėl. Iš šito plano būtent bus matyti, kad prie ūkinio pastato, kuris priklauso būtent trečiajam asmeniui, yra priblokuotas stoginė, kuri jau yra nubrėžta, numatyta detaliajame plane būtent. Mes būtent įrodom, kad būtent jau detaliajame plane yra numatyta būtent tiek pastatas, tiek stoginė yra būtent. Tai advokatas sėskit, gal jūs, jeigu jūs pratau, tai... Jūs laiko tai detaliuoju planu? Palaukit, Čia yra iš... Palaukit, biškai. Pasveikinkim galutinai, apie ką mes apskritai koks ieškinio dalykas. Tai jeigu jūs supratau ieškinys, tai pareikštas dėl to, kad atsakovė pastatė statinį, kuris įeina į svetimo asmens teritoriją. Gerai, aš supratau ieškinio bent jau formulavimą. Asmuo pastatė statinį, neturėdama žemės sklypo nuosavybės dokumentų. Ir būtent šitas neturėjimas sąlygoja, kad jis reikalingas leidžiantis dokumentas, ne taip kaip klaidingai nurodyta atsiliepimuose pagal 23.5 dalį, bet pagal 23 statybos įstatymo 23 straipsnio, pirmos dalies 4 punktą. Ir čia prašomas išreikalauti, tai čia nėra detalus planas. Čia yra žemės sklypų planas, iš kurio matyti, kurie žemės sklypai yra suformuoti ir kurie žemės sklypai nėra suformuoti. Ir iš žemėtvarkos atsiliepimo aiškiai yra nurodyta, kad nėra suformuoti žemės sklypai. Tas akivaizdžiai matyti ir šitame plane. Nes suformuotas žemės sklypas jis turi konkrečias ribas. Nesuformuotas, jisai ribų neturi ir jisai... Žinai, kad ieškos, savo kalba, kad bylos lapas 123. Tai dabar palaukit. Tada aš galiu trumpai pasisakyti apie... Palaukit, advokatas dar neatsakė į klausimą, kokio aplinkybė įrodinės tuo išreikalavimu generalinio plano, taip pasakysiu, tiks išreikalauti. Detalos plano kadastrinį iš... Statinių faktinį padėtį. Statinių faktinę padėtį. Bet tai byloje yra pakankamai duomenų, yra statinių išdėstymo schemos, ką tai įrodys. Nieko nemato, suprantu. Ir pasiūlymas yra nurodyta, kad statinys patenka galimai į trečiojo asmens sklypą. Vadinasi, nėra nustatytas ribos ir trečiojo asmens. Aš vis tiek negirdžiu atsakymą. Palaukit biškit, kamputė, sėskit. Klausimas buvo užduotas, ką įrodinėsite detalos plano kadastrinį išrašą. Jūsų atsakymas? Statinio nelegalumo. Nes jie dabar motyvuoja, kad statinys yra nelegalus.
Nes jis priblokuotas prie mano. Palaukit, biškai. Tai priblokuotas ne dėl to blokavimo, mes apie sklypo ribos. Advokatė, ką jį vadinasi? Mes faktinio statinio buvimo vietą, kad jisai būtent nėra duomenų, kad būtent patektų į trečio asmens. Bet jisai čia akivaizdžiai matosi viskas, kad, sklypas šiaip galima būtų. Sėskite, advokatė, truputį, ar aš tai nesigaudau popierius, bet ar detalaus plano kadastrinis išrašas tai yra? Mačiausi šitą dokumentą? Nacionalinė žemės tarnyba raštas yra, ar ne, pateiktas atsakovo atstovo, kad papildomai informuojame, kad prie jums nuosavybė teisė priklausančių statinių esančių Ramino gatvė 37B Radviliškio mieste žemės sklypas nesuformuotas ir žemės naudojimo klausimas neišspręstas. Norint suformuoti žemės sklypą, jūs turite inicijuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentų įrengimą. Šiandien dienai jokio detaliojo plano nėra. Tai yra sklypų, kada... Jūs dabar citavot 12 metų rugpjūčio 7 atsakymą. Taip, čia yra pateikta 22. Pateikta atsakovo atstovų ir... 192. Mes nesakom, kad būtent tas yra bent iš registro prašymų. Leiskit pabaigti sakyti. Ir šitam plane yra matyti, bet mes neginčiam faktinės vietos, bet čia yra matyti, kad žemės sklypas yra valstybinis, jis nėra suformuotas. Institucija tiek atsiliepime, tiek savo raštuose yra pateikusi šitą poziciją, todėl tikrai vilkinti ir reikalauti kažko papildomai tikrai nėra prasmės. Tai palaukit dar truputį nesisėskit. Tai jūsų nuomonė, koks būtų atsakymas į šitą paklausimą, kuris būtų suformuotas detalaus plano, kadastrinis išrašas? Registrų centras negalėtų pateikti detalaus plano, todėl kad jis neturi ir nes sklypas yra nesuformuotas. Aiškiai tas yra užfiksuota rašte, kurį pateikė atsakovo atstovas. Tai, bet teritorijos esančios Jeramino 37A, 37B, 39, Gražinos 14. Taip, va čia matosi 37, 37B, 39, ar čia 5. Gražinos 14. Tai palaukit, tai detalaus plano kadastrinis išrašas būtų pateiktas ar ne? Nedetalaus plano nėra. Yra tik tais išrašas teritorijos, išrašas kadastrinės vietovės išdėstymas čia, kurioje matyti, kurie sklypai yra suformuoti prie gyvenamųjų, prie gyvenamosios valdos, kurie nėra suformuoti. Bet mes neginčiam faktinės daikto vietos ar kažko. Mes tik tais ieškinį teikdami nurodėm, kad tuo atveju, jeigu statinys yra pastatytas valstybinėje žemės sklype, tai jisai statybą leidžiantis dokumentas yra būtent supaprastintas projektas su rašytiniu valstybės tarnautojų pritarimu pagal statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Ne 5, bet 4 punktą. Bet trumpai paklausiu, ar tebe palaikote savo prašymą? Net jeigu jie sutinka būtent su šito planu, kuris yra pateiktas šiai dienai sklypo ribom, tai mes, kad jis yra tas, kas yra, tai mes sutinkam. Tai nereikalauti. Dėkuoju. Taip, tada. Jeigu ginčo nėra dėl šito įstraukio. Čia matosi, kad jis nėra suformuotas sklypas. Jūs kalbate apie 37-ąjį. B. 37 B. Tai 37-as nesuformuotas, taip išeitų. Nes taip suvodo, tie, kurie suformuoti, yra apibrėžti. Taip, tie, kurie suformuoti, jie turi aiškias ribas. 37A suformuotas, 30... O atleiskit, dabar Norvaišinės yra kelintas? Gražinos 14. Gražinos 14, tai va čia va einant, tas yra va ribos. Turi nusavybės dokumentą. Tai 14 jau metu apibrėžtas. Tai Gražinos 14 prisiblokuoja prie jūsų ūkinio pastato.
Gerai. Tai kadangi prašymas nepalaikomas, tai tada dokumentų nereikalausiu. Dar kokių nors prašymų? Na, bet neturime. Aš trečių asmenų. Aš dar norėčiau kai ką pridurti, jeigu būtų galima vienu žodžiu dėl žemėtvarkos atstovo pateikimą teismui, kad skaitas vienu žodžiu yra priblokuota prie Norvaišinės ūkinio pastato, o kita stoginė priblokuota prie Norvaišiniai priklausančio garažo. Jūs įsitikinęs, kad tai yra teisingi dokumentai pateikti teismui? Jūs atšaukti nenorit? Tai palaukit biškį. Ne, palaukit Čia jūs biškį. teismui pateikėt neteisingus dokumentus. Prašau atšaukti pateiktus, ką jūs pateikėt. Tai palaukit biškį. Daugiau aš dar plius pasisakysiu dėl to, kad pastatas statybos inspekcijai. Ir Džianskai ir pono Laucių prašysiu įsėsti. Tai klausimus štai duosim vėliau, kai pradėsim bylą nagrinėti, o net nežinau dabar, sakykim, aš tai noriu paklausti, tai papildomai įrodymų pateiksite ar nepateiksite. Jeigu ne, tai vienų kitų pateiktus įrodymus neiksime įrodinėjimo metu ir viskas, nėra čia ką daugiau sakyti. Advokatė, manate, šitas prašymas dėl pinigų priėmimo kvitų, jūs tik vieną kopiją turite? Ne, turim daugiau. Norėčiau tų kopijų teikti. Sakau, paduosim. Gerai. Kadangi dokumentų daugiau niekas nieko nepateiks, trumpai aš pasiteirausiu dėl galimo taikaus varianto, nes tai irgi įmanoma. Atsivyta ar atsakovo pusė nemato galimybės kažkaip tai įteisinti arba legalizuoti arba kažkaip kažkokiu kitu kompensaciniu būdu išspręsti šitą klausimą. Advokat, aš jūs labiausiai kreipčiausi. Ne, tai be abejo, jeigu gaunamas, kadangi mes skaitom, kad pritarimas yra, jeigu dar vieną kartą pritarimą dėl stoginės, tai aš manau, ar yra prieštaravimų būtent iš ieškovų pusės, kad būtent ta stoginė stovėtų ten prie to garažo, apie kurį kalba. Taip, palaukit, šiek tiek. Pats ieškinys yra dėl... Ne, ieškinys yra nugriauti, o Tai, ne, kad įstatymas numato, kad galima ir įteisinti. Tai aš jau klausiu, ar svarstė tokią galimybę? Gal pirmiausia, čia ieškovų paklausiu, ar teoriškai manomas toks dalykas, kad būtų galima kažkaip tai legalizuoti arba įteisinti, kaip dėl leidimų ir įteisinti tą statinį, jeigu įmanomas. Ieškovas įvykdė statybos įstatymę visą nurodytą eiliškumą. Buvo po savavališko statybos akto buvo surašytas reikalavimas ir tame reikalavime buvo nurodyta, kad statytojas turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančią instituciją. Būtent konkrečiu atveju tai būtų Radviliškio rajono savivaldybės administracijos skyrius kažkoks tai, kuris sprendžia šitos dalykus. Ir įsiteisinti nurodytą statinį. Tam ir yra nustatomas šitas terminas. Tas terminas, sakykime, jeigu statytojas ten pradeda procedūras trumpai, jisai gali būti pratęsiamas ir taip toliau. Tai vat bet šitoj vietoje, dabar šiandien dienai, ką mes matom byloje iš pateiktų įrodymų, atsakovė negalėtų įsiteisinti, todėl kad jinais neturi žemės sklypo nuosavybės teisės. Tai pirmiausia, jai reikėtų pradėti, ką ir yra nurodę nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius, susitvarkyti žemės naudojimo klausimą. Šitas klausimas išspręstų viską. Jeigu jin turėtų žemę, jai tada statybą leidžiančio dokumento nebereikėtų. Aš trumpai paklausiu vieną klausimą per kitą klausimą. Preliminariai kiek tai užimtų ir antras klausimas per šitą klausimą, ar ieškovui sutiktų pakentėti tą terminą dar truputėlį. Tai aš dar nežinau, kad atsakovai imtųsi šitų žygių. Tai mes nurodėm, pateikdami ieškinį, kad mes atviri pasiūlymams, tuos pasiūlymus svarsto inspekcijos viršininkė, o termino konkrečiai tikrai negaliu atsakyti teismui, galbūt galėtų atsakyti žemėtvarkos atstovas. Kiek užtrunka laiko, sakykime, žemės sklypo suformavimas? Palaukit, gal... Jeigu skaitot, kad būtų nustatytas žemės sklypo ribos,
Tai visa problema ir išsispręs. Šiaip jau beveik į turgus Jeigu gavosi. atsakovė Leiskit man kalbėti su įsiteisintų. Tamkute. Jeigu atsakovė Tamkute, įsiteisintų. man labiau rūpi mano atsakymas į mano užduotą klausimą. Man rūpi terminas ir jeigu jis galėtų būti, tai kažkoks preliminarus, bent jau 3 mėnesiai, 6 mėnesiai, 9 mėnesiai, metai. Sakau, geriausiai terminą galėtų įvardinti specialistai, kurie, sakykime... Minutėlį prisėskit ir aš dar pratęsiu šitą temą. Rudenskiai, ar galite pasakyti maždaug terminą tokį teorinį? Kadangi atlieka šitos darbus privačios sektoriaus žmonės, tai negalim įpamatuoti. Aš suprantu. Ką praktika parodė? Manyčiau, pusės metų gal reikia. Tai ačiū. Susitartų, gal reikia. Tai prašyčiau sėsti. Aš klausiu, ar pusės metų palauktumėt, kol atsakovas susitvarkytų tus reikalus. Taigi vienas loginė patinka, loginė sumaro Ūkinės žemė. prekiautojas. Palaukit. Vieną tai galim suprantu, kitą Tai dėl kito. Taip, tai kitos yra įtrauktos. Tamkutė, tiesiog ir išdėstykit poziciją. Taip supratau, dėl vieno statinio galima būtų šnekauti, dėl kito ne? Mes iš esmės laikomės pozicijos, jeigu atsakovas pateiktų taikos sutarties sąlygas, kurioje būtų numatyta galbūt ten, kad jie įsipareigoja tą išsispręsti, susitvarkyti žemės sklypą ir taip toliau. Ir nurodytas terminas per kurį laiką ir jeigu tas neįvyktų, tai tada jie suprastų, kad jie tada turėtų jau nugriauti tos statinius. O per taikos sutarties iš tikrųjų, nes šiaip laukti ir stabdyti ne... Advokatinaitė, ką jūs pasakytumėte apie taikų ginčo sprendimą? Aš tai Ne, tai mes už būtent žemės sutvarkymą, būtent kiek aš žinau, atsakovo yra ir inicijavę būtent žemės sklypo ribų nustatymo ir šiai dienai yra žemėtvarkos yra gavę atsakymą, kad jie stabdo šito prašymo svarstymą, kol bus išspręstas ginčas. Tai mes atsidūrę esam tokiam užburtam rate. Jeigu aišku mes baigtume taikos sutartimi ir įsipareigotume sutvarkyti žemės dokumentus, tai... Jeigu tik žemėtvarką sutvarkytų. Taip. Tai supratau, stabdymas reikalas būtent dėl šitos bylos, ar ne? Taip. Pana Lausė, ką nors pridurtumėt dėl, sakykime, pirmiausia, aš noriu paklausti, ar jūs esate linkęs ir ar vykdytumėte sąlygas, numatytas statybos įstatymą ir imtumėt leidimą, detalų planą atlikinėtumėt ir legalizuotumėt statybos? Suprantate, gerbiamas teisėjau, situacija šiai dienai yra tokia. Mes esame tą žemės sklypą išsipirkę, tuometinis vyriausiasis architektas yra ten sudaręs tos visus planus, juos dabar tik reikėtų viską suderinti. Bet žemėtvarkos skyrius šiai dienai atsisakas, kitas kol nebus teismo nutarties, mes nieką nedirbsim. Bet ką dabar noriu pasakyti statybos inspekcijos atstovė, ką pasakė, skaitas, kad plano nereikia, bet skaitas jie teigia, kad tas statinys kaip yra ir nelegalus. To jinai teikti negali, nes tuometinis vyriausiasis architektas plane tą statinį parodė kaip teisiškai pastatyta. Supratau. Jie to niekur nepaneigė ir jie teikti, kad statinys, sakykime, yra neteisiškai nelegalus negali. Plius, atsakiau. Dėkuoju. Norvašinė, aš labiausiai jūsų norėčiau klausyti, tai kaip ten su... Dėl vieno statinio aš nieko. Tegu tvarkosi, žemę buvau pasirašęs, kai susitvarkytų, kad susikoreguotų su savo detalų planą. Bet kai priblokuota prie mano ūkinė stoginė, tai atsiprašau, tas pats prie namo, kad susistatytų po kelią namą. Tai prie jūsų Ir mano žemės ribos ir plus ten valstybinė žemė. Bet jo buvo gražiuoju Palaukit, prašyta. pakalbam jau centimetrai šitoj vietoj. Yra jūsų ūkinis pastatas, taip? Taip. Ar jis pastatytas ant žemės sklypo ribos? Pirmas Ne. klausimas. Dar eina mano Tai žemė. kiek pėda liko metras? Pusmetris. Pusmetris iki sklypo. Ir dabar, sakykime, tame pusmetryje yra priblokuotas... Į mano geginės garsiai jos pripaitė. Norvašinė, man klausimas labai natūralus. Ar pas jūs tiksliai ir aiškiai padaryti kadastriniai matavimai, ten jie yra centimetrais matuojami? Pridavinėjau namą, dariau su geodezinė nuotrauka, buvo sukalti stulpai, bet jie dingo, jie buvo užmokėti, kad man viskas buvo, man pateikta visi dokumentai.
O kur jie dingsta, Žinokit, problematiškas yra kaimynas, čia ne aš ir ne kitas aš pacituosiu poną Gediminą, kad tie stulpai visoje Respublikoje turi savybę dingti, žinokit. Tai, Vat ir dingo, o tai 10 nesvarbu, metais... nesigilinkim į tos pastatus. Tačiau tie matavimai yra Taip, padaryti. taigi nuotrauka, viskas, tik mano daryta. Tai palaukit, noriu šiandien, aš dabar užbėgdamas už akių tai arba taikos sutarčiai, arba vilkinimui. Jeigu aš gerai supratau, tai tuo antrojų variantų jūs norėtumėt, kad niekas nesiremtų jūsų ūkinį pastatą, ar ne? Tai palaukit, aš nenoriu, kad mano pastatą kažkas tai gadintų. Jis yra apdraustas, jis nusigriauna stoginę ir tada sprendžiam kitais reikalais, kad jis man sutvarkytų dar netgi tą ūkinį. Nes jis apgriovęs man sieną. Jeigu šuva įlįsdavo į ūkinį, tai atsiprašau, tai buvo gražiai su jais šnekėta, bet priėjo prie to, kad turėjom čia atsidurti. Noriu šiandien, aš jau beviltiškai paklausiu. Tai jeigu dabar išspręstume tik tai detalaus plano padarymą, tai jūs tenkintų tas variantas ar ne? Ne, aš tą stogį nenorėčiau paės pašalinti. Tai... Kitos stoginės tegu tvarkosi, jeigu ten viskas bus normaliai, ten kitaip. Bet tą, kur priblokuota, aš noriu, kad su šią dieną tikrai... Tai jūsų viena iš sąlygų yra tokia, kad ten būtų nugriauta ten taip, ir sutvarkyta ir mano... Ačiū. Siena ūkinė. Ačiū. Aš pasisakysiu, gerbiamas teisėjų. Dar ne metas jums išsakyti. Pono Gudžianskio paklausčiau, ar norėtumėt kažką pridurti, ar jūsų nuomonės kitai įmanomas toksai taikos variantas, kaip prieš čia matau vizijose savo? Manęs statyti, čia jau reikėtų tartis kaimynam, kaip jie išsispręs dėl tos tolinės. Ne, iš jūsų savo pusės. Iš mūsų pusės, kaip ir taip, Atsakykite į tą užuominą, aš kitaip nepavadinsiu, kad žemėtvarkui stabdomi visi reikalai dėl bylos. Taip, norėčiau paaiškinti. Ar, paklausiu tiksliau, ar inicijavot sklypo plano parengimą? Žinot, gal, sakyk klausimą, ar tie darbai pradėti, ar jie jūs stabdo? Tai daro įmonės. Geodezinius matavimus atlieka privatus asmenys, kurie turi licencijas, prašom kreiptis pas juos. Klausimai jūs kėlė savo prašymų dėl sklypo ribų Gražinos 14. Dėl Gražinos 14. Sklypo ribų. Aš kitaip paklausiu. Ar yra kažkokių trukdžių ir ar galėtų jie... Mūsų pusės gali detalų į planą rengti sklypo, jokių problemų nekyla. Dėkuoju. Tai aš dabar vėl kreipsiuosi į atsakovo pusę ir kaip ten su ta Norvaišine susitarti, tai nesusitarti. Šiaip tai jeigu su Norvaišine nesusitarė, tai tiek čia mūsų tos taikos. Suprantat, gerbiamas teisėjau, kokia yra situacija, dabar aš pasakysiu jums taip. Žemėtvarka pirmiausia turi atšaukti parašus ant aktų dviejų. Kodėl jie, sakykime, dabar nusakė, kad mes turim kažką inicijuoti, kol jie patys pirmą neinicijuoja savo tiesioginių darbų. Kai atšauksite parašus, ar, sakykime, kažkokius ten sprendimus priimti, tai tada mes ir spręsim toliau. Aš buvau ir Radviliškiui pateikęs prašymą, ir viršininkų jūsų Vilniuje. Bet atsakymas pakol kas atėjo tas pats, kad kol teismo procesas vyksta, mes jokių darbų nesimsim. Tai va, šiuo metu. Šiek tiek patikslinti ir grįžti prie Norvaišinės ūkinio pastato. Tai va, ūkinis pastatas tikrai yra neapgadintas, jis niekada nebuvo gadinamas ir niekada negadinamas. Ar jie atriimti jūsų statiniai? Statinys yra tik tais priblokuotas, bet statinys yra priblokuotas nuo labai senų laikų. Ir pretenzijų mums niekas nereiškia nei kiek kaimynai, kurie gyvena prieš juos. Daugiau situacija dabar kokia, sakykime, dėl to statiniai yra. Kaip sakė, kad ant šuo landžia prasieną ir visi kiti dalykai. Tokių dalykų gyvenime niekada nebuvo ir nėra. Daugiau. Daugiau, suprantat, yra... Labiau konkretus atsakymas. Taip, koksai. Jeigu Norvaišinės ten yra pastatas, taip, tai, kaip sakoma, nei šapas negali būti į jį atremtas. Tai mūsų... Ir aš mano klausimas, ar jūs nusikėlėte, jeigu nenusikėlėte? Palaukit, gerbiamas teisėjau, šitas statinys yra pagrindinė miesto plane ir tada, kaip advokatai tas mano sakė, ar ne, kad tada mes, kaip nepalaikom to prašymą, kad, sakykime, būtų išreikalautas planas. Tada mes palaikome savo tą prašymą, kad būtų išreikalautas iš miesto pagrindinis planas su statinių išdėstymais. Nes, suprantat, jis yra. Tai kaip dabar mieste yra, ar ne, statinys gen plane įtrauktas. Mums dabar lieka nugriauti tokį tą statinį, kur yra mieste. O kodėl, sakykime, statybos inspekcija
daro, sakykime, tam tikrus dalykus ir jie nežiūri tų planų. Tai man čia, aš nežinau, dėl to aš buvau kreipęsis į gerbiamą ministrą aplinkos, buvau susitikęs su jum. Ir jisai kaip pasakė, jeigu statinys yra įtrauktas miesto plane, jį turite staigiai atšaukti jo griuvimą. Vienareikšmiškas jau pasakymas buvo. Daugiau, kaip Balsys atstovas statybos inspekcijos pareiškė man pretenzijas, kad aš ten neleidau kažką filmuoti ar dar kažką daryti. Jisai pasakė, čia yra nesmė ir man pretenzijų ministras gerbiamas neturi ir neturės, sakė. Tai va, susitikimo metu buvo tokia kalba. Jeigu statinys yra įtrauktas, pasakė, nenugriauti, o skaitytas jis turi stovėti. Dabar kodėl, sakykime, man tai minė reiškia pretenzijas. Todėl, kad priblokuota. Palaukit, jūs kalbėjote, dabar aš pakalbėsiu. Situacija tokia, mūsų statiniui sudaužė stogą, iškvietėm policiją, yra 150 litrų nuostolis. Apie tai jie pakol kas nieko nekalba. Daugiau sulaužė tvoras ir viską kita. Daugiau, kaip dabar gerbiamas yra žemėtvarkos atstovas, ką galiu pasakyti, prie visų, kad žinotų ateityje. Taip, dabar toj palaukit, aš pasakysiu. Ponas Klausai, jūs plečiatės. Ne, dar vieną klausimą. Suprantat, dar vieną dalyką pasakysiu. Panaikinti riboženklių ir ištraukti, kaip jūs sakė, mes negalėjome. Dėl to, kad tai padarė Norvaišinė. Ir kada mes su žemėtvarka derinsim viską, mes jums tai pateiksim ir įrodysim. Aš nederinu su... Ir tada gerbiamą teisėją, aš prašau, kad vis dėlto tas planas būtų išreikalautas iš... Ne, jis yra. Ne, bet kad... Jie su juo sutinka. Tai kad jie nesutinka, kad statinys yra. Ne, statinys yra, jie sutinka su statinių išdėstymu ir sklypo ribom. Mes dabar rengiamės bylos nagrinėjimui ir aš paklausiu vieną konkretų klausimą. Ar kas nors pateiks man dokumentą, kuriuo bus šito pastato, šito įsikišimo, kad jis pasivės teisėtą. Ar turite kokį nors dokumentą, kad jis... Taip, dokumentas jis yra priduotas, nes buvo vyriausias architektas Puldonas ir parašas. Ir jisai buvo paduotas, kad yra viskas. Palauk, taip. Tai buvo prašymas leisti statyti statinį. Aš sakau, viskas buvo su vyriausiu architektu suderinta ir šiai dienai yra viskas plananas ir visi suderinimai iš vyriausio architekto. Palauk, tai ar pateiksite dokumentus vyriausio architekto parašu, kad tenai yra parašyta suderinta? Tai mes jų pateikėm, jis yra kažkoks, rodėm, mes. Parodykit. Na, tai šitą turėjau. Spalvotas, prašom, buvo pateiktas, kad tvirtinu, kad viskas yra. Pasakykit, prašau, man pasakykit, kokia data yra? 89 birželio 12 dieną. Ar šitas? Taip. Jame jau pastatas ir užneštas. Nusuderint, tvirtinus. Sklypo planas su pastatais. Apie kurį jūs dabar vietą šnekate? Taip. Va šitą pastatą. Palauk, susigaudysiu uždavau pats. Apie pažymėtą numeris 3? Taip. Ar galite paaiškinti, kokiu būdu kadastriniai matavimai buvo padaryti aplenkiant jūsų stoginę? Tai gal šitas patvirtinimas buvo neįneštas į tą vis dėlto planą? Ne, jis yra įneštas, nes ir dabartiniam plane tas pats pastatas figūruoja. Registrė. Tik figūruoja ta malkinė, kur stovi prie jo garažiuko. Jūs nevalokite. O ta, kur yra stoginė, tai yra valstybinė žemė. Ir norėtume atkreipti teismo dėmesį, kad dar, jeigu žiūrėt kadastrinė, ir dar yra kadastrinė byla jūsų sklypo, ir ten yra sklypo taškai, būtent tie taškai, kurie eina per šitą pastą, parašyta, kad yra neregistruoti. Baikit, jūs Taip nešnekėkit, jūs pasižiūrėkit dokumentus, tai kam... Jūs pasižiūrėkit savo žemės sklypo planą. Tai yra... Ar galėčiau aš dabar kaip tik pažiūrėti? Būkit, gerai, nesipieškit.
Nu, aš teisyklošu, bet... Negali vienus taškus registruoti. O tai paaiškinkite, kita teisiškai neregistruota parašyta. Tai pastatas gal neįvyksta. Ne, parašyta žemės sklypo ribų taškai va tie, kurie eina būtent per šitą pastatą. Nes jūs savo tame akte nurodėt, kad galimai patenka, tai vadinasi, nėra nustatytas ribos. Kaip nėra Geodeziniai. Palaukit, biškai. Tai vat nustatys, patarmė yra, kad nustatys, bet nenustatė. Bet šiandieną tai nustatyta yra. Jūs sklypas registruotas kada striginiai. Taip, bet tai pažiūrėkit, kas parašyta. Sklypo planą ir atitinka pažymėjimą plotas ir geodeziniam sklypo plano plotas. Kas iš sandoryto tai pažymėjimą. Nesvarbu, jūs nepašydykė, aš pasitekiu, jūs kritimis reikitas. Žemės tvarkas. Nereikia šnekėti tokių dalykų. Čia ta plonyga, čia yra. Vašinauskas Stasys, kaimyčio namą rekonstravas, Ai, manu. Irmas projektuojamas gyvenamas. Ir tas sklypo planą patvirtinti Vilnius. Vašinauskas Stasys dabar nupirka, kitas dabar valdys nežinau. Tas pasveikis irgi. Lenino gatvė, čia Gražinos gatvė, o čia ribojasi kartu su Laučiu, suprantu. Man ta situacija, kuri nupiešta yra geodeziniuose matavimuose, beveik nepanaši į tą, kuri čia yra pateikta šitame plane, kuris yra čia pateikta. Taip ir tuo atvaizdas. Niekaip nėra nupiešta. Tai negali būti ant atsakovo sklypas pateikta laikytas pastatas. Skersai žemės sklypas. Kaip skersai žemės? Nu taip, Ant tos nuotraukos, tas pats aš iš Googlės ištraukčiau tą nuotrauką ir parodyčiau. Čia iš kosmoso, iš viršaus nufilmuota ir viskas. Tai, foto medžiago, aš galiu tą Googlį atsiversti. Ir šitas, sakykime, ta medžiaga gali būti va ir šitas statinys savavališkas. Ir čia yra faktai iš viršaus, kas matosi. Nuotrauka ir Čia yra paimta iš registrų centro, o ne iš Googlės. Taip, registrų centre gali būti, tai registrų Tai va, centras pirmiausia, fiksuoja, jūs ne? esate statybos inspekcija, jūs išsiaiškinate, kokius Galėčiau įsiterpti minutėlę. registruoja žemės sklypus, kadastras ir Ne, pažymė. tai palaukit. Tai galbūt tas detalaus plano kadastrinis išrašas ir išspręstų šitą dalyką, kaip iš tiesų yra. Nes šiandien aš turiu tik tai atskirą dokumentą, tai Norvaišienės tuos administracinius matavimus, kuriuose, yra situacija nesimato. ne, ką aš turiu minėjai. Žemės sklypo planą. Iš būtent trečios man Gražinos 14. Ten yra nurodyta, kad taškai 1,4 juridiškai neįteisinta žemė. Tai ką tas reiškia? Nuo šito kampo. Pavadys lygus. Nu, tai ko jūs pasakykite? Juridiškai neįteisinta žemė. 1,4 taškai. Kaip taip gali būti? Jūs savo rašot, kad galimai patenka, tai jūs patys Šitas pravažiavimas ir yra Čia juridiškai. įvažiuoja, jam duota žalia zona. Čia pravažiavimas, Gražinos gatvė, ir čia paskui ir važiuoja. 39 suteikta. Vienas, du, Palaukit, ar kas nors man atsakys į klausimą? Gal Tamkutė, gal jūs labiausiai susigausite. Tai tas detalaus plano kadastrinis išrašas, ką jisai parodytų? Norėčiau patikslinti, nėra detalaus plano. Šitą išrašas čia yra kadastrinės vietovės planas. Kadastrinės vietovės planas iš viršaus, taip, su pastatų išdėstymu. Bet tame plane gali būti Leiskit pasakyti. ir kuriuose matosi suformuoti sklypai. Taip, jos iš to plano matosi, kuri yra žemė nesuformuota valstybinė ir kuri žemė suformuota ir registruota teisiškai. Tai jis tik parodys, šitas planas, jis parodys tik tais žemės, tą va, ribų, sakykime.
Kas liečia statinius, sakykime, tai jis neparodys, ar tas statinys teisiškai registruotas ar neregistruotas, ar jisai savavališkas ar nesavavališkas. Būna tokių atvejų, kad būna ir čia savavališkas, ir čia jis tiesiog užfiksuotas yra tas statinys. Bet šitas planas rodo žemės sklypo ribas, kadastrinė vietovė, kaip yra suskirstyta. Ar yra koks nors dokumentas, kiek aš žinau, tikrai yra ir šiam registrų centre. Yra sklypų ribos ir jos atskirai išpieštas atskiras spalva. Ten, kur yra geodeziniai matavimai padaryti ir kur nepadaryti. Tai kur tokį dokumentą gauti, kad ne vieno sklypo būtų, visos tos vietovės, kur yra ginčų teritorija. Na, tai čia registrų centras kadastro vietovės išrašą pateiktų tokį tik spalvotą ir matytus, kad va šita dalis neturi ribų. Yra čia suformuoti, o šita dalis neturi ribų. Tai va, tiek ir matytumėm, kad yra tikrai nesuformuota valstybinė žemė ir ten statyti statinių neparengusių paprastinto projekto negalima. Ir jeigu atsakovė turėtų tą žemės sklypą, jai tokio supaprastinto projekto nereikėtų. Tai va čia visas klausimas tuo ir užsibaigė. Jisai tiesiog čia nereikia spyriotis ir įrodinėti, kas kur ką užima, tiesiog tvarkyti žemės sklypo nuosavybės dokumentus, suformuoti sklypą ir to užbaigti viską. Ką jau senai reikėjo padaryti. Ačiū labai. Sakykite, ar atsakovai ginčyje tas ribas? Tas vadinamas ribas, kaip buvo lapkričio 22, 23. Kad tenai. Kad čia, kur yra apibrėžta, tai yra... Be abejo, patys ieškovai savo procesiniuose dokumentuose jie nurodo, kad galimai patenka į trečią asmens žemės sklypą. Tai vadinasi, nėra įteisinta. Ir žemės sklypo planą, būtent trečio asmens yra nurodyta, kad juridiškai neįteisinta žemė, taškai nuo 1 iki 4. Koordinacija. Aš klausiu, ar jūs pripažįstate, kad, sakykime, šitie kur atmatavimai yra, jie yra tinkamai čia atvaizduoti ir čia yra... Mes manome, Ne visai visi, nes ten ką bus žymėta naikinimo prašoma. Ne visai viskas. Ne kas ką naikins, tai čia kiti klausimai yra, bet esmė tame mes iš registrų centro šiais traukiam, čia turėtų būti tikslu. Bet kai kas sako, kad čia iš būklės ištrauktas. Jis bus toks pat tik spalvotas. Nu, paprašus spalvotas, aišku, geriau būtų gauti, kad būtų tinkamas dokumentas jau. Bet čia ribų neatsiras apie 37b ir viskas, žemė valstybinė. Bet pastatai tai jie. O tai niekas neginčia. Bet dabar pastatai, kieno pusė tada patenka pastatą, tada kieno reikia gauti sutikimo. Dėl to sutikimo, aš pasisakyti galiu, šiaip iš esmės, sakykime, dėl to sutikimo, tai va šitoj vietoj, kur atsiliepime buvo nurodę, kad 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas, tai iš dalies, jei per metus laiko nepateikiama pretenzijų, tokie sutikimai tuomet nebereikalingi. Bet čia ne vien sutikimas reikalingas, o supaprastintas projektas su rašytiniu pritarimu, todėl kad yra valstybinė žemė. Būtent dėl to mes neskirstom statinio dalies per pusę. Visam statiniai reikalingas supaprastintas projektas su rašytiniu pritarimu vien todėl, kad yra valstybinė žemė. Bet jeigu neišspręstas yra žemės klausimas ir nurodot, galimai patenka, tai kaip tada tai išspręsti klausimą? Aš manau, kad jūs slyto už to galimai. Ne, nu tai vadinasi yra sklypo ribas, yra neaiškios. Nėra sklypo ribų. Nėra, vienas sklypo ir kitas sklypo ribų tada yra neaiškios. Vienas sklypas yra suformuotas su konkrečiom ribom. Matot, vienas sklypas Gražinos 14, kurį... Bet tada pasakykit, kodėl jisai nesutampa su būtent su žemės sklypo planą pastatais. Tai gal tada jūs galėtumėte ir užklausti specialistų, ką čia reiškia va šitie taškai ir ką jie galėtų čia interpretuoti, juos galėtų ir tiek. Tuos taškus. Užklausinėsite, ar mūsų ne? Ne, tai šitą situaciją reikia išsiaiškinti, bet tai čia gal registrų centras specialistus pasikvietus, nes raštų tai suformuoti, nežinau, jie. O kodėl? Aš praeitą kartą jums siūliau raštus suformuoti klausimus, kuriuos noriu klausti. Jūs juos pateikėt. Tai dabar atsakykit, jums dar ko nors reikia ar ne? Nes aš tai norėčiau, tai
dar kartą kartuoju. Jūs pats suabejojot, kad klausėt ne tai, ko reikia. Šiandien aš... Ne, tai galimai gal net taip vadinasi tasai planas, kurį mes pateikėm teismui. Todėl aš ir reikalavau raštu padaryti, kad aš turėčiau labai tikslų klausimą, ko jūs norite. Ir šiandien jūs parašėte tai, kas čia yra parašyta, detalaus plano kadastrinio išrašo. Pasiaiškinom, kad jau jo nėra. Tai aš ir klausiu, ar jūs dar ką nors žodžiu formuluosite prašymą ar ne? Kaip negali būti išraša, jeigu visas Radviliškis, visas Kaunas ir visi Vilniuje turi tokius planus, net su jūros dalim, turi visi, o Radviliškis tokią planą neturi. Tai kur jis yra? Ar reikalausite ar ne? Taip, reikalaujam. Pateiksite žodžiu, raštu. Ne, tai mes raštu esam pateikę. Tai Mes nežinom, ar tai vadinasi, tai gal ir šitaip vadinasi registrų centras, tai gal atsako. advokatė, aš užklausiu taip, kaip čia parašyta. Bet jeigu atsakymą aš negausiu, tai aš bylą išnagrinėsiu su to, ką aš turiu. Ar supratot mintį pačią? Bet pateikiam žodžiu ir ką reikia, kad ieškam. Ne, tai dar klausimas tada pagal žemės sklypą. Tai... Palaukite, advokatė, Bet tai ką reiškia juridiškai neteisina, čia mes čia galime tik specialistų paklausti. Bet jeigu jų mes nėra, tai mes tik galime įsikviesti teismo posėdį registrų centrą ir paklausti. Tai dabar aš klausiu, dabar jau labai aiškiai noriu atsakymą taip ar ne. Ar išreikalauti jūsų reikalavimus dokumentus nurodytus atsiliepime? Kaip jūs iškviesti specialistą? Tada taip. Ar reikia išreikalauti dokumentus? Taip. Išreikalauti dokumentus. Taip. Dar ką nors norėtumėte? Iškviesti specialistą. Iškviesti specialistą. Kad jeigu tik kokių papildomų klausimų, kad jisai būtų. Ar dar nors prašym turėtumėte? Specialistą turi kviesti. Viskas. Galim patys užklausti. Arba tegu iškviesti specialistą, kad būtų klausimai turės užduoti. Mes pradame posėdį buvom užsiminę, kad tikslinga galbūt įtraukti bylą trečioje asmenį suinteresuotų registrų centrą, kadangi čia yra duomenys. Prašymą tik tai, kaip užrašė sekretorius. Duomenys, kadangi taip, teismas buvo atmetęs mūsų prašymą ir sakė, kad spręsim tą klausimą vėliau, jeigu tas poreikis atsiras. Taip, jeigu pasirastų. Dabar šią dienai manau, kad tas poreikis yra atsiradęs, mes esam pateikę ir būtent jie ir paaiškintų, būtent tos sklypo ribas paaiškintų žemės sklypo planą, ką reiškia, pavyzdžiui, žemės sklypo užrašas juridiškai neįteisina žemę nuo taškų iki 1 iki 4. Kad ar nemanote, kad registrų centras registruoja tai, kas jiem pateikta, arba atsisako registruoti tai, kas jiem pateikta? Ne, tai dabar ieškovai teigia, kad yra įregistruotos žemės sklypo ribos. Mes matom žemės sklypo planą, kuriame yra šita, kad juridiškai neįteisinta žemė. Tai ką tas reiškia? Klausykit, kokią įtaką registrų centrui padarys jūsų byla? Pats sprendimas. Ne, registrų centrui jokios įtakas nepadarys. Tai kodėl tada jos reikėtų įtraukti dalyvaujančių asmenų? Dėl statinio, kad būtų aišku, jeigu jam neaišku, čia dabar Tai yra. jeigu reikia parodyti tam tikras aplinkybės, tai reikia liudyti, o ne įtraukti jos dalyvaujančių bylų asmenims. Bet tai liūdės, jeigu pakviesim, jis nežinos apie aplinkybės, tai ką jis? Jokias. Reikia laiko? Reikėtų pagalvoti apie tai. Tada advokatą padarysim Nes mums šitaip. tai... Dėl atsiliepime pareikšto prašymo tiesiog išreikalausim tuos duomenis taip, kaip yra užrašyta vardan tos šventos ramybės, neteisybės, bet ramybės. O dėl kitų prašymų, tai prašyčiau visus susukti greičiau ir iki teismo posėdžių juos pateikti. Teisingai, o dabar dar dėl žemėtvarkos to atstovo raštą. Stokit, šiandien posėdžių baigimas. Tai irgi tenai. Ir dar, nustokit komentuoti vienai kitus raštus. Ateis baigiamusios kalbos ir išsikuliosit galvoti. Ne, bet jeigu neteisingai yra pateikiama. Visos bylos nagrinėjimo metu viena šalis kažką nuslėpia arba meluoja. Čia bus ir žemės konkuruotas. Nu, čia yra Gerai, tai susirinksim. Sausio 3 dieną. Advokatas žiūrėkit 10 valandą galėsite ar ne.
mėnesį galima. Tai sausio 3:10 valandą. Nors pataisyti, tai patį efektyviausią ir greičiausią variantą aš matau ir tokį, žinot, labiausiai kultūringą. Tai nugriaunama dalis, kaip supratau, pastogės, kuri remiasi į Naruišinės ūkinį pastatą. Dėl kito statinio beveik ginčų nėra, legalizuojantis ir visi gražiai laimingai gyvena. Čia būtų greičiausiai ir paprasčiausiai, nežinau, nekilti šitų klausimų. Ir juos nereikėtų net minėti. Gerai, tai iki sausio 3.